Misis Lietuva dalyvės lankydamosios Panevėžio pataisos namuose prasitarė, jog bijo nuteistųjų reakcijos, o gal net jų agresyvumo. Tačiau pirmą kartą įžengusios į patalpas, kur gyvena bausmę atliekančios moterys, viešnios nustemba. Vietinės čia įsikūrusios jaukiai, lyg namuose. Kadangi mums buvo pasakyta, kad čia yra už visokius darbus moteris, kalinčios moteris, tai mums buvo baisu, kad gali galbūt man asmeniškai, kad gali užpulti. Man nežinau kodėl. Tai va, bet po to labai taip nedrąsiai, apsiraminom, padraugavo. Čia, sakykime, įstaigų tikrai nieko negali atsitikti ir tiek apsauga ir priežiūra yra. O kitas dalykas, tai jos nusikaltimus padarė esant tam tikrom aplinkybėm. Ir jos čia būna praktiškai, kaip taikios. Jokio pavojaus nekelia. Kaip tu elgsis su jais, taip ir elgsis. Aišku, jeigu tu ten kažkaip tai įsivaizdinsi save, kad tu čia esi kitaip vadinamas vierchas, tai čia nieko gero ir nebus. Kai aš jų nemačiau, man buvo baisu. Bet kai aš jas pamačiau, visiškai jas netokios, kokios įsivaizdavau. Čia yra nuteistosios, jos taip pat nori atrodyti gražiai, o jūs įgijote daug labai jums naudingų žinių Kristianoje, todėl turite visas galimybės panaudoti tas žinias ir papuošti, padaryti makiažą nuteistosioms. Prašau vykdyti savo užduotį. Atsirado nemažai vietinių klienčių panorusių išbandyti projekto dalyvių makiažo sugebėjimus. Mūsų dar ne itin patyrusios visažistės iškart susiskirstė po dvi, kad tinkamai apšokinėtų ir papuoštų grožio procedūrų įsilgusias moteris. Padedamos Kristianos atstovės Romos Kazlauskaitės, dalyvės išsirinko tinkamiausias priemonės ir stvėrėsi kruopštaus darbo. Iš tikrųjų mes pripratę, kad jeigu gražus žmogus, tai jo turėtų būti gražus ir gyvenimas. Bet čia aš pamačiau, kad būna visiškai kitaip. Ir liktai norėjusi, kad moteris pasijaustų, kad jinai gali būti paprasčiausia moteris, o ne kalinė. Žinote, kaip sekasi? Puikiai gavau labai gerą modelį, kurios nerealiai gražios akys ir tokios blakstienos, kad nei klijuot, nei riesti. O nuo makiažo gal ir pagerės jinai dar, ne? Tikrai pagerės, jinai man taip sakė. Viskas kaip aukščiausios klasės grožio kosmetikos kabinete. Muzika yra, atsipalaidavimas, makiažas, ko daugiau gali reikti. Tik tai 2,5 metų ilgokai. Joms sekasi iš tiesų puikiai, nes jos idealiai išnaudoja visas priemonės, spalvų derinius. Galima pasakyti, kad jos geros mokinės yra. Įsistabinom pamoką gerai. Jos yra labai greitos mokinės ir talentingos. Apie Elenos didelis sambrūzis, aš nežinau, Elena, kodėl. Mums patiko jos veidas. Labai patikome. Ar jau atsipalaidavo? Nes iš pradžių, žinokit, buvo mano globotinės, buvo labai įsigandusios, labai įsitempusios. Atsipalaidavot, viskas gerai? Nepažįstamų žmonių pažintis su nepažįstamais tai daug ką duoda. Ir teigiamai duoda. Visiems yra kažkokia paskata. Žiūrės, lauks reportažą, žiūrės ir galvos apie laisvę, kaip smagu laisvėje. Ir čia irgi yra vienas iš tokių faktų, kur padeda, sakykime, kaip auklėjimo į priemonę. Gražiai? Ar patinkate savo? Žinoma, aš visada savo patinku. Man labai, žinot, jūs galite paklausyti, veidrodėlį, kas pasaulyje gražiausias? Aš galiu pasakyti, kas. Jūs atvažiavot, mums nuotaiką pakėlėt, vis tiek yra makiažas, moteriai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, nes, žinot, mes mėgstam tokius žaisliukas kaip makiažai, drabužiai ir taip toliau. Daug gražiau atrodo. Labai gražiai. Įvertinkit pastangas. Labai meistris geras darbas. 28 metai. Tai paskaičiavau, kad 11 metų už mane jaunesnė. Sukretė. Iš tikrųjų sukretė ir bet nors papuoštama, padažydama, tarkim, veidą, kažkiek norėjusi pradžiuginti. 10 sistemoje, kiek duotumėte šių metų? 100, visų 100. Taigi, mielosios, labai gražus, sveikinu, tai buvo puikus, draugiškas ir labai reikalingas darbas. Sveikinu jūs visas. Deja, nuotaikingą pažintį greitai pakeičia liūdesys, kai Misis Lietuva dalyvės apžiūrinėdamos pataisos namus užeina į motinų ir vaikų skyrių. Viešnias sukrečia paaiškinimas, jog čia gimę vaikai auginami iki 3 metų. Tik tiek motinos gali bendrauti su mažyliais. Po to vaikai iškeliauja, bausmę atliekančių mamų laukti, pas giminaičius arba į globos namus. Koks vardas?
Marija? Mano irgi Marija. Kiek laiko? Čia ką? Kokia jų ateitis laukia, kaip jų tas gyvenimas dėlios. Tai labai daug sukelia minčių, emocijų ir žiūri į vaiką ne taip, kad į vaiką. Jisai yra įkalinimo įstaigoje nuo pat gimimo. Tas yra baisu. Man, aš kada matau vaikus ir tokius mažus, man, nežinau, man ašaros tiesiog kriet savaime. Nežinau, man vaikai tai skaudi tema. Natalija nebe pirmą kartą susigraudina prabilusi apie vaikus. Jau augina beveik 3 metų dukrytę, tačiau vis užsimena norinti sulaukti daugiau atžalų. Pirmą kartą garsiai apie tai užsiminė po krūtinės plastinės operacijos, ko ne iškart atsibudusi po narkozės. Dabar svajoju, žinokit, šiaip apskritai mano yra svajonė, čia po pirmo vaiko gimimo turėti dar 2 vaikus, savus, ir dar 2 iš vaikų namų. Natalijai, kaip ir Danai, krūtinę patobulino klinikos grožio chirurgija specialistai. Tiesa, chirurgai nuo tos operacijos Nataliją atkalbinėjo, mat jos situacija pakankamai komplikuota. Iš pradžių mes rekomendavom, kad gal geriau būtų po viso renginio tą daryti tokią operaciją didesnę, kadangi gyjimas šiek tiek ilgesnis, kadangi žaizdos didesnis, jinai negalės apie 2 mėnesius nei sportuoti, nereikėtų jai kažko tai nei sunkesnio kelt, nei rankų kilnot, tam, kad paprasčiausiai, kad implantas neišsislinktų iš savo vietos. Bet pacientė, kadangi labai pageidavo, sakė, laikysis režimą, mes ir patikėjom, tikiuosi, kad vėlgi operacija praėjo tikrai sklandžiai, dabar lauksim rezultatų. Natalija buvusi fitneso čempionė. Būtent per sportą, kaip ji teigia, prarado krūtinės formą. Ir aš jaučiu diskomfortą pati savyje. Man tai negražu. Visi aplinkiniai sako, kad tau nieko nereikia, tu tiesiog esi tobula, bet aš taip negalvoju. Galbūt aš ne visai palaikinėjau jos to norą, bet jeigu nori, tai nori. Man tai iki šiol jos kūnas buvo tobulas. Prieš atsiguldama po grožio peiliu Natalija šventai tikėjo, jog netrukus ji bus laiminga. Nebereikės maskuoti savo trūkumų, labiau pasitikės savimi. Kaip pati sako, grožėtis savo kūnų yra svarbu kiekvienai moteriai. Valio, džiaugsmas. Galėčiau pašakinėčiau. Manau, kad negaliu. Labai smagu, man dabar patinka. Tas jausmas geras iš tikrųjų.